Sveiki visi, šį kartą padarysim video reportažą lauke, vis tik kalendorinis pavasaris, tai pareigoja išlyst iš dirbtuvių. Ir šį kartą be abejonės, kaip ir visada, noriu pristatyti Jeep Grand Cherokee automobilį. Šį kartą 2015 metų, 5,7 V8 Hemi variantas. Tikrai labai visų mėgiamas, trokštamas ir pagidaujamas modelis, labai gražiai murkia, puikiai traukia, maloniai važiuoja, orinė pakaba, kas be ko. Tikrai labai smagus automobilis tiek mieste, tiek už miesto, taip kad ne veltui turbūt toks yra populiarus. Juo labiau, kad 5,7 Hemi variantų, gal 5 ar netgi 6 automobilius turime eilėje šiuo metu. Tai tikrai labai populiarus. Baigiam Jeep Grand Cherokee, pradėsime Dodge Durango, irgi faceliftinį modelį 22 metų, taip kad tikrai modeliai yra populiarūs. Kalbant apie pačią sistemą, kaip visada yra sumontuota Landirenzo Omegas valdymo sistema, tai yra geriausias komplektas, kokį galime pasiūlyti. Kadangi tai yra džipas ir yra orinė pakaba, tai į posparnį mes įlysti vietos neturim, tai be abejonės yra pakankamai daug iššūkių talpinti 2 Landirenzo LI10 turbo oversizinius reduktorius, tai patys reduktoriai sumontuoti štai šitoje pusėje, šitame kampe. Pats valdymo blokas į rankaliečių, 2 dujinės fazės filtrai atnaujinti, skystos fazės filtras padidinto pralaidumo OMB BFC, taipogi patogiam aptarnavimui sumontuotas, kaip matot, tiek skysta fazė, tiek dujinės fazės filtrai keičiami labai nesunkiai, prieimai prie jų geri, valomas vožtuvas, keičiamas skysta fazė, abu dujinės fazės filtrai, viskas taip, kad mes galėtume prieiti, saugiklis, diagnostinė jungtis, viskas sudėta tvarkingai, gražiai, pats dangtis pilnai savo vietose, jokių tenai krūvos laidų prikaišytų apendicitų visur, jokių litavimų prie purkštukų ir nesąmonių darimo, viskas tiesiai prie benzininio valdymo bloko, taip kaip ir turi būti. Na, visi dujinės įrangos montavimo darbai mūsų servise, kaip visada, pagal aukščiausius kokybės standartus, tai reiškia, kad yra panaudojamos spiruoklinės sąvaržos, kokybiškos žarnos su tefloniniu vidumi tam, kad nebūtų jokių kvapų nei variklio skyriuje, nei automobilyje, nei aplink. Be abejonės laidynas yra adaptuotas konkrečiai šiam variklio skyriui. Visus laidus reiškia sugrupuojant, įvelkant į apsauginės gofras, kurias izoliuojame. Kiekvienas kontaktas yra lituojamas ir apsaugomas termokembrikais su klijais. Tai tiek iš principo apie patį variklio skyrių. Pabandysiu parodyti, kur yra mygtukas. Tai dujų perjungimo mygtukas, kaip jau turbūt šioks toks standartas, gaunasi yra montuojamas štai šitoje vietoje, apvalus, gražus, guminis padelis tam, kad tų problemų nebūtų, jokių estetiškai gražiai tvarkingai atrodytų. Čia jo niekur nei su koja jį čia nuspirsim, jisai matosi puikiai, atsisėdus neakina, neblaško, reikalo esant galima perjungti be jokių problemų. Tai tikrai labai gera vieta. Pildymas prie benzino užpilimo vietos, atidaro, matom štai tokį vaizdą, dangtelis čia puikiai telpa, galima dėti, galima nedėti, nerūdijančio plieno varžtai, plus pats pildymo adapteris truputėlį iškeltas, tvirtai stovi tam, kad pistoletas būtų patogiai jungiamas, kad čia nereikėtų su rankena daužyti jo į apačią, kad tai būtų tikrai patogu visiems pistoleto tipams. Užsidengia, užsidaro, viskas dailiai gražiai kaip ir turi būti. Balionas atsarginio rato vietoje montuojamas Jeep Grand Cherokee'uose. Tai yra 80 litrų atsarginio rato vietoje Bormech balionas, daiktadėžė šone kuo puikiausiai telpa, viskas gražiai ir lygiai užsidaro, užsifiksuoja kaip ir turi būti. Tai tiek apie kokybišką Landirenzo sistemos montavimą mūsų servise 007. Jei ieškot kažkokių panašių kokybiškų sprendimų, drąsiai kreipkitės ir mielai padėsime. Ačiū.